praėjusį pavasarį priiminėjom įstatymą, opozicija kalbėjo, kad yra nelogiškų dalykų, bet normalu turbūt. Valdančiųjų pozicija yra visą laiką sakyti, kad opozicija klysta. Bet kaip vasarą asociacijos išėjo su savo pasiūlymais, rudenį pats turėjau diskusiją su aplinkos ministru dėl šito įstatymo ir nelogiško akcizo dydžio. Labai gaila, kad turėjome, matydami vasarą, kaip atėjo jų pirmieji signalai, rudenį to nesutvarkėme ir priėjom prie to, kad turėjom turėtą mitingą. Bet mano klausimas yra kitas. Dėl akcizo aš suprantu, viskas atsisukinėja, aš pats asmeniškai tikrai pats palaikysiu tą mažėjimą, nes jis turi mažėti, bet tas žalesis dyzelis vadinamas. Kieno iniciatyva ir kokia logika tai buvo padaryta, kad tokia įstatymė norma atsirado? Ir klausimas šiek tiek kitų kampų, nes atsakinėdavo dėl ministro, ar jeigu tektų formuoti ateities vyriausybę, šitas ministras dirbtų jūsų vyriausybėje ateityje? Ačiū. Kadangi nežinau, apie kurį ministrą konkrečiai kalbėjot, tai nekomentuosiu to klausimą ir šiaip nekomentuočiau, bet tiesą sakant, dėl žalio dyzelino nėra didelė paslaptis, kad ne visada jis yra naudojamas ten, kur turi būti naudojamas, tai yra žemės ūkio gamyboje. Yra ir pažeidimų, kurie yra nustatomi ir to tikrai nereikia slėpti, bet vis dėlto turbūt logiškesnis būdas šitą klausimą spręsti yra numatyti adekvačias kuro normas, kurios yra reikalingos skirtingose žemės ūkio veiklose, negu kad reikalauti naudoti tą kurą tik tai konkrečiose žemės ūkio technikos rūšyse, taip pasakysiu. Nes tokio kuro naudojimas lengvosiose transporto priemonėse, kaip ten bebūtų, kelia man antakį. Aš priimu tuos argumentus, kai pasakojama yra, kad reikia pas karves gal ir su kokiu ten pušdžipiu nuvažiuoti. Matyt, kad yra tokių situacijų ir jos yra objektyvas, bet yra ir kitokių situacijų. Bet vis dėlto, galvojant apie maisto grandines, apie jų trumpinimą, apie, sakykime, krovininį transportą, tai tikrai tas susiaurinimas, jis nebuvo būtinas. Ir dabar matyt, kad yra geras laikas tą pakoreguoti, kadangi tuoj prasidės žemės ūkio darbai ir bus galima tą įtampą tiesiog panaikinti.